Pabandykim tada gal panagrinėti sekančią temą, smaližių temą, cukrų. Tai apie patį cukrų dabar vėlgi geroji, blogoji žarnyno mikroflora cukrus. Kas jo maitinasi, kam jisai tinka, kam jisai blogas. Irgi tada iš visų pusių pabandykim apie cukrų pabendrauti. Tai, pirmas dalykas apie cukrų, tai kad apskritai tai yra koncentratas. Šiaip gamtoje, jeigu pasižiūrėtume, kaip atrodė, pavyzdžiui, senovėje archaiški bananai arba arbūzai, buvo daug didesnės sėklos, buvo daug mažiau to, sakykim, tokio kaip minkštimo ir skonės nebuvo toks saldus, kaip dabar parduotuviai. Visokius vaisius galima nusipirkti besėklės vynogės. Jeigu jos gamtoje būtų besėklės, jos pirmas dalykas, jos tiesiog iki šio momento nebūtų pratęsusios savo tos linijos, jeigu taip žiūrėti, nes tos sėklos yra reikalingos, kad augalas išgyventų gamtoje ir daugintųsi taip. Bet kas tada padaroma, kadangi žmogus taip mėgsta saldų maistą, tada vaisius jau yra modifikuojamas, pakeičiamas, kad būtų daugiau minkštimo, kad sėklų nebūtų, bet gamtoje taip nėra. Ir čia dar skaitome, kad vaisius. Bet įsivaizduokit, jau pats tas cukrus, tai jau yra, dar iš to yra koncentratas. Aišku, nebūtinai iš vaisiaus, būna ir ten ir iš tų cukrinių runkelių ir taip toliau. Iš įvairių dalykų galima tą cukrų išgauti, bet tai yra koncentratas, nes jeigu mes suvalgom ten gal išsiverdam ten kažkokių morkų ar kažko, mes suvalgom lėkštę ten tų morkų gabaliukais jau pavirtų su odele, mes gaunam ten ir odelę, ir skaidulų, ir beta karotenų, ir visokių fitomedžiagų, ir jo mes gaunam ten gal taip vieną valgomą šaukštą kartu cukraus bendrai, bet suvalgius tą dubenėlį morkų, jau sotumo tokio duot. Jeigu jūs suvalgysit dubenėlį cukraus, tai iš karto pirmas dalykas bus labai faina, labai užkirs visi neuromediatoriai, dopaminas, viskas bus tokie wow, bet ir tas užkilimas bus ir tada jisai labai eis į apačią, tada jaustis iš tikrųjų labai galim jaustis blogai ir žemai.